Kaip išsirinkti šūdiną asmeninį trenerį? Tavo sporto treneris visų galų meistras turi atsakymus į visus klausimus apie kitus sportus, apie traumas, apie treniravimą esant lėtinėms ligoms, apie mitybą, apie gyvenseną, treniruoja žmonės su diabetu, su širdies ligom, su artritu, su nėštumu ir taip toliau. Bėgtų nuo jo ar jos kuo toliau. Daug metų pats dirbau sporto treneriu, bet buvau aklas tada. Tiksliau, turėdamas rankose 2 ar 3 iš 100 puzlės detalės bandydavau save įtikinti, kad kokį nuostabų paveikslą matau. Gėda, bet pridariau nedovanotinų klaidų. Esmė ta, kad joks universitetas ar kursai neparuoš tokiam plačiam išmanimui ir net būtų bergždžia stengtis tai padaryti. Nes jei dėmesys yra sutelktas į 10 skirtingų temų, gali būti tikras, kad toks žmogus nėra specialistas jokioje temoje. Kalbu visiškai iš patirties. Esu kalbėjęs su šimtais trenerių ir net mokymų įmonėje vadovavau, kurioje kursus jiems darydavome. Gerą specialistą atpažinsi iš to, ar jis bus paėmęs 1, gal 2 temas ir aiškiai brėžia ribas sakydamas: ne bičiuli, čia aš tau nepadėsiu, bet galiu nukreipti pas kolegą X, jis geras tame. Ką padarys šūdinas treneris? Žiūrės į tave kaip į lošimo automatą, paims pinigus už 10 treniruočių į priekį ir net nepaklausinės tavo ligų istorijos. Linkiu rinktis išmintingiau. Daugiau sveikatos patarimų, užsiprenumeruok kanalą.